Nu, sveiki. Okay, let's go. Sveiki, išaušo, kol kas tikrai nebloga. Šeštadienio rytas ir mes jau kaip nekeista esame prie vandens. Tai yra prie mūsų pamėgtos Rygos įlankos. Nesunku nuspėti, kad mes esam vėl Baltąjį kapą. Jeigu gerai randi, tai ko dar ieškoti. Išvykom penktadienį, dabar kaip nekeista šeštadienio rytas ir mes jau minam prie vandens. Diena pasitaikė tikrai nebloga. Kodėl Baltąjį kapą, kai sakant, kai gerai yra, kodėl gerai ieškoti. Aišku, žadėjom Lenkiją pavažiuoti čia, bet galvojom, kam čia tą laiką gaišti. Geriau yra kur su dviračiais pasivažinėti, vanduo šalia, visi malonumai šalia, tai ko dar reikia. Vėl per miškelį į savo laukinį pliažą, vanduo vakar žiemą, toks nestebuklinga, gal kad dieną kais. Tai koks tas miestelis Lacijams, kaip jis ten vėl užmiršau pavadinimą, manau, jeigu suklydau, tai parašysiu. Tikrai rekomenduoju, vien lietuviai aplinkui, vien lietuviai. Ką, minam per tą miestelį, link Pušinėlio, vėjukas, nėra, jau ruduo ateina, niekur tu nedingsi žmogus. Už jūrų, 240 metrų. Pagal lietuvis tikriausiai bus prie jūrų. Žmonės darbuoja, žolę pjauna, aš irgi nenusipjauju išvažiavęs. Tie namai apleisti, vanduo 100 metrų. Tu jį nusipirk, kiek čia pinigų reikėtų įdėti, remontuoti. Rožynas. Tai minam, visas vietas pažįstamos, o mašinų pilna privažiavę jau. Vakar atvažiavom, dar tuščia buvo. Vietas čia gražios. Štai koks vandens ramumas. Žmonės, daug šį kartą žmonių. Įsiskirsti kas 100 metrų vienoj pusėj. Ten viena šeimyna dar kas. Daug šį kartą. Savaitgalis. Vanduo toksai gaivinantis. Dar nieks per daug nesimauna. Gerai, eisim ilsėtis. Pagulėjom vienoje vietoje. Sakom, reikia minti į kitą vietą. Toks takelis veda pajūriu pasaką. Šiandien vanduo tai šaltas. Čia laužavietė. Tuščia visiškai. Štai minam miško takeliu ir pažiūrėk, kas čia darosi. Vien mėlynės. Čia prie pat kelio. Skini ir dedi į burną. Prie pat kelio toli nereikėti. Ne per didžiausios. Balsas už kadrą įkritus. Gerai, nesitrukdom, valgom mėlynės. Ten mašina matyti. Atvažiavo irgi paugauti. O ten toliau jau vanduo ošia. Žmonių nerasta. Niekam neįdomu uogas. Štai mėlynių aplinkui ir atvažiuoja. Kai vienas žymus veikėjas pasakė, žmonės kaušai pridaro tokių nesąmonių. Antrą kartą tikriausiai patys nebenorės čia važiuoti. Kaip tokius žmonės pavadinti? Važiavo gal su palapinė ir pridarė ir išvyko. Nėra žodžių. Ką, mynėm kokius 4 km nuo mūsų Plenciems. Čia yra vadinas tas Kaunciems. Tokie yra poilsiavietės tokios neblogas. Iš tokios vadinamo restorano išėjom, tai irgi pasijautėm ten ubagais. Alus bokalas 6 eurai. Ir kas daugiau, ten patiekalas prasideda nuo 12 eurų kažkur. Pats jau ten, kur pica, margarita. Ir žmonių pilna svarbiausia. Sakyk, ten tie Latviai, gal Latviai milijonieriai yra. Tikrai, dar mes skundžiamės, kad pas mus kainos didelės. Čia tai iš viso. Niekas, sotus grįžtam. Tai mes ilgai ten neužsibuvom. Turim prie savo kregždutės ką valgyti. Kur ta čia liena, blembai, įvairavo kemsynais kažkokiais ratams. Vėl kelią išlysim. Maladėsu, čia gerai suki ratus. Negaliu atsistebėti. Vien mėlynės. Jau mes taip prisivargėm, atrodo, tų mėlynių, o didžiausias mėlynės. Ir šitų jau spangulio atsiradęs. Spangulis, tokias raudonas, tikriausiai spangulis. Ir niekam nereikia. Niekas nebeliniauja, vienas, net pakeliai. Oras puikus pasitaikė, tikrai. Balsas už kadro mena, savo manęs nelaukia iš vis. Ir tu dar geresnį orą, bet vanduo tai šaltas. Reikia, sakom, poilsę minutę padaryti, išlindam prie vandens. Bangos jau pradėjo rodyti savo. Tai yra vienas žmogus
pasiklydęs čia netyčia. Apus irgi čia salutė. Lendus, šilta, gerai. Gal rytoj dar vanduo atšils, jau pliuškensimės. Ką jau šiandien bangas. O vanduo jau pakenčiamas. Vakar koks spiritūzas buvo. Pasaka. Tai atostogos 3 dienų tęsiasi. Na ką, gerai pasimaudėm. Vanduo gaivinantis. 18 laipsnių, bet kai pripranti, tai jau, kaip sakant, ir lipneris nori lauk. Diena tokia buvo iš ryto saulė, po to debesų dabar atsirado. Tai gerai, kad anksčiau atsikėlėm, nes rytas labai puikus buvo. O dabar tai jau debesis pradėjo kauptis nuo dviračio takeliai. Tokie. Čia nori ir pagal jūrą ir varai. Sustoji, pamėlyniauji ir toliau varai. Grįžinėjom namo, štai, nuo Mažeikių pusės vienintelis toks sustojimas. Bet koks fainas. Čia prieš pat Kuršėnus. Ir prisėst galima. Mes sustojom su savo kregždutę. Kiek atvažiuodavom visą laiką, arba lietus lydavo, arba žmonių būdavo. Dabar čia išpuolė tuščia. Gera vietelė. Išeiginės baigės, eisim darbuotis. Grįžtam namo. Iki susimatymo kitose kelionėse.